Sveiki, šiandien dar auginsime vienas salotas, jas vadiname saulutės kopūstas ir mums reikės 4 litrų stiklainio, medaus 100–150 gramų, druskos 75 gramai ir kmynų bus keli šaukštai. Medaus, jeigu turite kandidą ar vėžį, galite ir nedėti. Taigi, išpilam druskytę, kmynukus ir dedam medų. Dažnai buvo minima, kad su medum negerai rūgsta ir žinot, kai pasako kažkas, kad negerai, man labai įdomu išbandyti. Ir išbandžiau, nuostabiai su medum rūgsta, fantastiškai. Aišku, jeigu stovės dar šaldytuve salotos kelias savaitės, to medaus beveik nesijaus, nes fermentacija ir toliau vyksta šaldytuve. Ir dabar viską gerai išmaišom. O morkytę susipjaustykite apvaliais rutuliukais, kad gautųsi tikros saulytės. Ir dabar gerai viską išmaišome. O štai gerai išmaišėme ir dabar yra keli būdai, ką galite padaryti. Palaukti valandą, kol sukris. Daržovių salotos saulutės kopūstuose įdėkite štai tokį stiklinį indą ir priminsiu, kad daržovė turi būti truputį aukščiau, negu kur pradėjo siaurėti ir skystis būtinai, turi būti apsemtas. Kartais reikia skysčio dapilti, galbūt 100 ml, kad apsemtų. Jeigu kopūstai mažiau vandens turi. Ir uždedam dangtelį ir paliekam raugintis 3–4 paras. Labai gerai, kad būtų stiklinė indelė, nes skystis gali bėgti per viršų. Jeigu su šaukštu nuleisit gaziuką, tada skystis neišbėgs. Na ir po paros laiko žiūrim, kaip čia mums rūgsta daržovės. Nusikeliam dangtelį ir matot, praktiškai iki pačio viršaus. Neišlipo per viršų. Kodėl? Aš per dieną kokius 4 kartus nuleidau. Ir važiuokit, kai leidžia, matot, burbuliukai kyla į viršų. Tai burbuliukai iškelia ir daržovės, ir viskas skysti į viršų. Ir jeigu jūs per dieną 4–5 kartus nuleisit, jum neišbėgs. Bet jeigu išeisit į darbą, tada taip. Grįšit iš darbo ir rasit pribėgusi. Nuleiskit, tą skystį perpilkit ir vėl toliau rauginkit. Kaip gražiai jos atrodo. Ir žinot, kas labai skanu, jos turi tokį nuostabų traškesį. Ir mes labai mėgstam raugintas morkytes, kada? Kai kepam fermentuotos tešlos picą. O picos skonis nerealus. Tai skanaukit šias salotas, turi dar vieną nuostabų vasarišką skonį. Taigi, į sveikatą ir skanaus.